Kuo anksčiau žmonės supras, kad reikia rūpintis sveikata ne tada, kada susirgi, o tiesiog ją saugoti. Kaipgi saugoti mūsų sveikatą? 80% gaunamo mūsų maisto rūgština organizmą. Tai nerūgštus maistas, ta prasme, kad jisai rūgštus skonių, bet iš tikrųjų per didelis mėsos kiekis, žuvies, pieno produktų, riebaus maisto, transriebalai, visa tai nusėda mūsų organizme ir rūgština jį, imdami šarminį mineralą kalcį iš mūsų kaulų. Japonai senai suprato, kaip apsaugoti organizmą nuo užrūgštėjimo. Kas ketvirta šeima geria šarminį jonizuotą vandenį. Mes galime ne tik tai gerti šarminį jonizuotą vandenį, bet ir gaminti maistą. Pavyzdžiui, ryte pradėti pusryčius košę, kuri yra išbrinkinta jonizuotam šarminiam vandenį. Puikus baltymų šaltinis tai yra kinva arba kitaip tariant bolivinė balanda, kuri pilnai vegetarams atstoja mėsą. Tai yra pilnaverčiai baltymai, kurie gali būti valgomi tiek pusryčiams, tiek pietums, tiek vakarieniai. Bet kokias kruopas geriausiai užmerkti. Žinoma, bolivinė balanda yra ne kruopa, o sėkla. Tai yra senovinė actekų šventoji sėkla, kuri išgelbėjo tautą, tačiau ją puikiai mėgaujasi ir vaikai, ir suaugę, ir sportuojantis asmenys. Ir būtent bolivinė balanda arba kinva nerūgštins mūsų organizmo, tačiau ilgam suteiks sotumo ir puikiai padės mesti svorį. Ateina moteris, valgo, o po to supranta, pavasaris ateina, saulė pradeda šviesti ir galvoja, man reikia čia ir dabar, noriu greitai pasiekti rezultatų. Ir ateina ne tik moteris, ir vyrai ateina. Ateina į limfodrenažinius masažus. Kiekvieno masažo metu mes siūlome moterim gerti vandenį, šarminį jonizuotą vandenį. Kodėl sakau siūlome? Todėl, kad labai daug ateina moterų, kur sako, aš negeriu vandens, aš nemėgstu vandens. Sakau, taip negali būti. O jonizuotas šarminis vanduo yra pasižymi tokia savybė, kad jo molekulė yra daug mažesnė ir jis daug lengviau pasisavinamas, organizmas daug lengviau jį pasisavina ir jo daugiau išgeria. Ir po truputį per valandą moteris išgeria nebe pusę litro, kaip yra rekomenduojama, o išgeria jau ir litrą. Ir sako, negali tai būti, bet aš pradėjau gerti vandenį. Tai atsitinka ne po pirmos procedūros, aišku, bet kokią 10 procedūrų metu jau moteris pradeda nešioti su savimi vandenį, vežioti su savimi vandenį ir iš tikrųjų tai įtakoja, kad tai yra šarminis jonizuotas vanduo, nes jisai daug jį greičiau įsisavina organizmas. Pirmiausia, tai skonio savybės skiriasi, nes šarminis vanduo yra iš tikrųjų, jisai skanesnis ir jį, kai geri, jisai toks jausmas, kad yra iš tikrųjų lengvesnis tas vanduo. Ir šarminis vanduo, kas be ko, padeda iš organizmo pašalinti kuo greičiau toksinus. Toksinai daugiausia tai kaupiasi tiek pas moteris, tiek pas vyrus. Na, galbūt pas vyrus daugiau ant pilvo kaupiasi, bet pilvas pas vyrus yra ir alaus pilvukas vadinamas, o pas moteris tai yra išorinė kojos, vidinės kojos ir rankos. Ir kai pradeda daryti limfodrenažinius masažus, tai praktiškai visos moteris, kai prieinam tą žingsnelį, kai reikia daryti vidinės šlaunies dalis arba išorinės šlaunies dalis, sako, mums labai skauda. Tai reiškia, kad čia yra susikaupę daugiausia mūsų toksinų. Ir vienoms labai įvairiai. Vienoms moterims po pirmų 3 kartų apmažėja tas skausmas, kitoms po 10 kartų. 10 čia yra turbūt pats ilgiausias laikotarpis mano praktikoje. O šiaip panašiai iki 5 kartų jau toksinai pradeda judėti ir kuo mes daugiau geriame, tuo daugiau organizmas mūsų plaunasi. Ir dar ką reikėtų iš tikrųjų paminėti, ateina žmonės ir sako, taip, aš geriu vandens, aš labai daug vandens išgeriu. O ką tai reiškia? Jeigu mes paimam stiklinę ir išgeriam vienu ypu, tai nereiškia, kad mes geriame vandenį. Kas atsitinka su mūsų organizmu? Inkstai apsikrauna, šlapimo pūslė užsipildo ir viskas. Organizmas negauna tos naudos. Ląstelės mūsų negauna vandens naudos. Mes turime vandenį gerti mažais gurkšneliais, iš lėto, ramiai. Ir jeigu mes tokiu būdu išgeriam 8 stiklinės švaraus, tyro, šarminio jonizuoto vandens, tai tie toksinai iš tikrųjų labai greitai plaunasi. O ypač dabar pavasaris, tai mes kaip tik turim savo organizmą labai mylėti, valyti jį ir plauti.
Geriausiai bolivinę balandą užmerkti nakčiai, kad kruopytės išbrinktų, todėl reikės trumpesnio terminio apdorojimo. Vienas iš būdų kovoti su pertekliniu laisvųjų radikalų kiekiu ir organizmo užrūgštėjimu yra jonizuoto šarminio vandens vartojimas. Jis 6 kartus turi daugiau drėkinimo savybių už įprastą vandenį. Šis vanduo mažina tikimybę susidaryti pieno rūgščiai raumenyse treniruočių metu. Taip pat labai rekomenduojamas besilaukiančioms mamoms ar maitinančioms, nes tuo metu labai sustiprėja kalcio naudojimas iš kaulų. Košė išvirta šarminėme vandenyje arba sriuba, taip pat arbata bei kava, ji bus ir skanesnė, ir ryškesnio skonio, ir žinoma naudingesnė. Grybai taip pat yra puikus baltymų šaltinis, bet tuo pačiu jie padeda lieknėti. Japonų mokslininkai nustatė, kad žmonės valgantis šitaki grybus tiesiog yra lieknesni, žvalesni ir ilgiau gyvena. Supjaustome pakankamai stambiai, dedame į puodą ir apkepame 5 minutes. Kadangi grybai sugeria skonį tų prieskonių, kuriuos mes naudojame, tai gardiname truputėlį druskos ir truputėlį čili dribsnių. Žinoma, galite pasirinkti savo prieskonius, bet vidury dienos nuotaikai pakelti puikiai tiks čili pipiriukas. Truputėlį trumpai apdorotų salieros stiebų pakeis didesnį kiekį druskos. Žmonėms kenčiantiems nuo sąnarių ypač rekomenduojama vartoti ir salieros stiebus, ir pačią šaknį. Grybai ypač dera su krapais. Ir pavyzdžiui, kotelius, kuriuos dažniausiai šeimininkės išmeta, mes puikiai galime panaudoti, pagardinti grybus. Krapai labai naudingi žmonėms, kenčiantiems nuo aukšto kraujospūdžio ir turintiems silpnas kraujagyslių sienelės, kadangi D vitaminas labai naudingas kraujagyslėms. P vitaminas esantis krapuose labai naudingas kraujagyslėms ir kapiliarams ir puikiai derės su grybais. Viskas 5 minutės, daugiau nereikia. Išjungus puodą dedame vieną sutarkuotą morką. Visiškai nereikia jos nei suvirti, nei sukepti. Užtenka, kad morka sušiltų ir truputėlį suminkštėtų. Sveikas maistas turi būti būtinai skanus. Skonis prasideda nuo spalvų. Todėl šioms salotoms naudosime raudoną papriką ir žalią agurką. Taigi turėsime praktiškai visas vaivorykštės spalvas. Raudoną, geltoną, žalią ir baltą. Žinoma, sportuojantiems žmonėms ypač reikia maisto, kuris atstato raumenis. Taigi mes baltymus gausime iš bolivinės balandos ir iš grybų. Na ir žinoma, toks patiekalas tiesiog bus labai sotus. Daržovės būtų puiku nuplauti šarminiu vandeniu, nes iš tikrųjų ant jų yra pesticidų, kitų chemikalų likučių, todėl parsinešus iš parduotuvės pamerkite nors pusvalandžiui į šarminį vandenį. Žmonės, kurie rūpinasi savo figūra ir sveikata, turi labai atsakingai galvoti, ką valgo dienos metu. Pavyzdžiui, jeigu einate į darbą ir norite tikrai valgyti sveikus pietus, rekomenduočiau pasiimti stiklainį, ne plastikinį indą ir į jį įsidėti, pavyzdžiui, kad ir tokį patiekalą. Tiesiog mes susluoksniuosime visą tai, ką pasiruošėme ir užpilsime padažu, kuris bus visiškai neriebus. Tai yra ne majonezai, ne rafinuoti aliejai, o yra šaukštas šalto spaudimo aliejų su sezamo sėklomis ir truputėlį druskos arba citrinos sultimis. Jeigu per naktį išbrinkinote kruopas, tai jas reikia virti 10-15 minučių ir dėti į stiklainėlio dugną. Bolivinė balanda tobulai tinka diabetu sergantiems žmonėms, nes iš tikrųjų ji turi labai žemą glikemijos indeksą, tik tai 35 ir nesukelia cukraus šuolių kraujyje. Tai yra labai svarbu ir diabetu sergantiems, ir žinoma turintiems aukštą kraujospūdį. Be to, žmonės, norintys lieknėti, turi pamilti šitą kruopą, nes ji neturi glitimo, nesukelia celiakijos ligų. Gali būti valgoma ir mažiems, ir dideliems. Padažui naudosime tik tai 2 ingredientus. Tai yra šalto spaudimo alyvuogių, kanapių arba sėmenų aliejų, užtenka 1 šaukšto, nedidelio šaukšto ir gero kokybiško balzaminio acto. Balzaminis actas subalansuotas ir sūrumas, ir saldumas. Viskas, daug padažo nereikia, nes tiesiog labai bus šlapi ingredientai. Turime riboti vartojamų riebalų kiekį ir atsižvelgti, kokius riebalus vartojame.
Tokį patiekalą galima pateikti ir visai šeimai. Grįžus po darbo, jeigu turite išvirtų kruopų, tai paruošite labai greitai vakarienę. Ir šeima bus patenkinta ir sveika. Žinoma, jeigu jūs sportuosite arba tingite sportuoti, bet nesureguliuojate mitybą, nieko nebus. Turi būti kompleksas. Balansuota mityba, judėjimas ir geras vanduo. Šarminis vanduo 6 kartus lengvesnis ir takesnis už paprastą vandenį. Tai yra natūralus antioksidantas, kuris saugos jūsų organizmą nuo senėjimo. Ryte iš po nakties mūsų organizmas išsausėja, paprastai tariant. Tai ryte ant tuščio skrandžio privaloma išgerti 1 stiklinę vandens. Ir netgi nėra tai labai blogai, jeigu mes 1 tą stiklinę vandens, tada jau 1 ypu išgeriame. Bet po to tai mūsų vanduo turi būti visur, rankinėje, mašinoje, visur. Ir mes tada nejučiom išgersim tas 8 rekomenduojamas stiklinės per dieną. Tai jisai negali būti labai didžiuliai intervalai. Tai negali būti išgeriau dabar, gersiu po valandos ar po 2. Tai turi būti nuolatinis procesas, kai pakankamai mes vandens geriam, mes neužkandžiaujam, mes neprivalgom to, ko nereikia. Ir aišku, mūsų jaunystėje ir mūsų grožiui tas vanduo yra labai svarbus. Nes jeigu bus odoje pakankamai drėgmės, tai mes tikrai lėčiau sensime, raukšlės matysis daug vėliau negu to žmogaus, kuris negeria, nevartoja vandens. Taigi, ar į darbą, ar vakare, susėdus visai šeimai, prie subalansuoto, skanaus spalvoto maisto, su geru šarminiu jonizuotu vandeniu, bus puikus vakaras. Skanaus!